Sveiki, esu Rimantas Stukas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto visuomenės sveikatos katedros vedėjas, profesorius. Paskaitos tema – mineralinės medžiagos geležies svarba žmogui ir jos maistiniai šaltiniai. Kiekviena medžiaga yra svarbi žmogaus organizmui, kiekviena maistinė, biologiškai aktyvi medžiaga, kiekviena mineralinė medžiaga, tačiau geležis yra viena iš tų, į kurią mes turėtume ypatingai atkreipti dėmesį, kadangi geležis dalyvauja raudonųjų kraujo kūnelių, eritrocitų gamyboje, yra jų sudėtyje, o eritrocitai, kaip žinia, yra reikalingi pernešti deguonį į visus audinius, į visus organus ir faktiškai palaikyti gyvybę. Todėl mes šiandieną ir pakalbėsime, kuo geležis yra svarbi ir kokie pagrindiniai maistiniai šaltiniai yra geležies, kokia geležis randama augalinėme maiste, kokia geležis randama gyvulinėme maiste, kuri geriau įsisavinama, kokie produktai gerina geležies įsisavinimą, kokie produktai blogina geležies įsisavinimą, na ir kaip reikėtų sudaryti savo maisto racioną, kad organizmas būtų pakankamai aprūpintas geležimi. Maistas yra vienintelis natūralus geležies šaltinis. Jeigu žmogus yra sveikas ir maitinasi įvairiu visaverčiu maistu, jis aprūpina organizmą geležimi ir aišku, dar priklauso ir kiti veiksniai, kokį poveikį daro, tai reiškia gyvensena, įpročiai, bet esminis veiksnys tai yra mityba ir maisto produktai. Taigi, jeigu žmogus valgo ir augalinės, ir gyvulinės kilmės maistą, jeigu maistas yra įvairus, valgo daug įvairių daržovių, vaisių, uogų, yra tikimybė, kad sveiko žmogaus organizmas geležies gaus tiek, kiek jam ir reikia. Ir tai yra labai svarbu, nes jeigu trūksta geležies, atsiranda anemijos arba kitaip tariant mažakraujystės rizika. Ir yra įvairūs veiksniai, kurie lemia anemijos riziką. Na tai aišku, nevisavertė, prasta mityba, jeigu yra kokie nors virškinimo trakto susirgimai, lėtinės ligos, infekcinės ligos. Lėtinės ligos yra vieni iš didžiausių rizikos veiksnių. Na ir dar vienas veiksnys, tai yra senyvas amžius. Senyvas amžius taip pat didina anemijos riziką. Geležis yra labai svarbi tam, kad išvengtume anemijos. Ji dalyvauja susidarant raudoniesiems kraujo kūneliams, eritrocitams. Ji įeina į daugelio fermentų sudėtį, taip pat yra svarbi neurologiniams procesams. Geležis kaupiasi kaulų čiulpuose, blužnyje, kepenyse, žarnyno ląstelėse. Kai kuriais atvejais gali būti ir per daug geležies. Dėl per didelio laisvos geležies kiekio organizmas gali ir apsinuodyti, o jaunesniems negu 6 metų vaikams apsinuodijimai laisva geležimi gali būti net mirtimi. Ir per didelis geležies kiekis lemia virškinimo sutrikimus, padidėjusią riziką sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, oksidacinį stresą, kurio pasekmės po to gali pasireikšti irgi, sakysim, net ir širdies kraujagyslių sistemos ligų plitimu. Neigiamas geležies pertekliaus poveikis atsiranda todėl, kad organizmas neturi geležies pertekliaus šalinimo mechanizmo, nes šiaip geležis iš organizmo gali išsiskirti daugiausiai su krauju, na ir su amžiumi, jeigu geležies gauna labai daug, tos atsargos kaupiasi ir moterų organizme iki klimakterinio periodo geležies atsargos dažniausiai yra normalios. Klimakteriniu periodu geležies jau pradeda daugėti, ji ima kauptis kaip ir vyro organizme. Bet su maistu gauti tokį geležies kiekį, kuris
dėl per didelio būtent to kiekio keltų riziką, praktiškai yra neįmanoma. Nebent žmogus pradeda vartoti įvairius preparatus ir jų per daug tų preparatų, kurių sudėtyje yra daug geležies. O šiaip, kai mes kalbam apie geležį, mes visą laiką akcentuojame jos privalumus, nes iš tikrųjų geležis yra labai labai svarbi organizme. Ji dalyvauja pernešant deguonį, yra hemoglobino ir mioglobino sudėdamoji dalis, dalyvauja imuninėse reakcijose, taip pat yra labai svarbi audinių augimui ir kraujodarai, tai reiškia kraujo forminių elementų, kraujo kūnelių susidarimui. O jeigu trūksta geležies, jau tada susergama anemija, atsiranda nuovargis, nėra atsparumo infekcijom ir jeigu mes giliau panagrinėtume anemijos simptomus, tai gali būti tikrai įvairių. Kadangi nepakankamai deguonies gauna smegenis, gali atsirasti alpimai, gali atsirasti silpnumas, gali atsirasti skausmai širdies plote, tai yra krūtinės angina, gali padidėti blužnis, oda pagelsti, gali atsirasti raumenų skausmai, atsiranda išmatų spalvos pokyčiai ir padažnėjęs kvėpavimas. Tai yra tokie anemijos simptomai. Be to, geležies trūkumas organizme mažina aerobinį darbingumą, raumenų gebėjimą įsisavinti deguonį. Ir tada po sunkių fizinių krūvių susikaupia daugiau laktato, tą gali pajusti dažniausiai sportininkai, arba sunkesnį fizinį darbą dirbantis asmenys. O vidiniai organizmo terpei parūgštėjus daug greičiau pajuntamas nuovargis ir būtent tai yra irgi simptomas. Šiaip suaugusio žmogaus organizme yra maždaug 3-5 gramai geležies. Maždaug 2/3 geležies įeina į kraujo hemoglobino ir raumenų mioglobino sudėtį. Geležis šiaip yra sunkiai rezorbuojama virškinamajame trakte ir kai patenka su maistu geležis, yra įsisavinama maždaug nuo 5 iki 10% tik tai. Ir todėl organizmas turi ir savo tokį kompensacinį mechanizmą, kaip užtikrinti šio elemento dienos poreikį. Ir kadangi, kaip minėjau, eritrocitų, tų raudonųjų kraujo kūnelių sudėtyje yra geležies, o jie irgi nėra labai ilgaamžiai, taigi irstant eritrocitams transferinas sujungia atsipalaidavusią geležį, būtent kuri būna eritrocituose ir jin atsipalaiduoja ir tuomet organizmas tą geležį gali vėl panaudoti savo reikmėms užtikrinti. Tai yra labai svarbu tam, kad tos geležies nepritrūktų, ir taip organizmas nepatiria geležies nuostolių. Bet vis tiek kai kuriais atvejais organizmo geležies atsargos gali išsekti. Ir tai būna gausiai prakaituojant, kraujuojant, sumažėjus geležies absorbcijai žarnyne, valgant mažai energijos suteikiančio maisto, gaunant mažiau negu 2000 kilokalorijų per dieną, vegetariškai maitinantis, iš raciono eliminuojant raudonąją mėsą ir jos produktus, taip pat vartojant didelį kiekį angliavandenių turinčio maisto, saldumynų ypač, ir kultivuojant aerobinį pajėgumą ugdančias sporto šakas, pavyzdžiui, ilgų nuotolių bėgimą ar dviračių sportą, ir atliekant taip pat intensyvias treniruotės. Taigi, tokiais atvejais gali geležies atsargos ir išsekti. Geležies stoka sportuojančioms moterims atsiranda dažniau negu vyrams ir manoma, kad intensyviai sportuojant gali būti pažeista geležies apykaita. Sportininko organizme trūkstant geležies, bet subjektyviai nepasireiškiant, sakysim, anemijai, gali atsirasti greito raumenų nuovargio požymių. O jau kai anemija pasireiškia, tai blogėja organizmo raumenų ląstelių aprūpinimas deguonimi, didėja pulsas, organizme kaupiasi daugiau laktato ir blogėja fizinio darbingumo rodikliai. Tai į tai, aišku, labiausiai turi atkreipti dėmesį sportuojantieji, ypač tie, kurie siekia sportinio rezultato, bet to tai yra kiekvienam sportuojančiam asmeniui labai svarbu ir, aišku, žmogui, kuris tikrai dirba gan sunku kasdieninį fizinį darbą, tai irgi yra labai svarbu.
Aišku, jeigu pritrūksta geležies, tai yra skiriami geležies preparatai, nes jau su maistu gali ir nepavykti kompensuoti to stygiaus, tačiau geležies turinčių preparatų vartojimas, jisai gali būti skiriamas tik kliniškai patvirtinus geležies stokos anemiją, todėl savarankiškai pačiam žmogui be tyrimų tikrai nereikia vartoti ir nerekomenduojama, negalima vartoti geležies preparatų. Tai, o jeigu yra kliniškai patvirtinta geležies stokos anemija, tai tokie rodikliai rodo. Serumo feritino koncentracija yra mažesnė negu 10 mikrogramų litre, vyrų hemoglobino koncentracija mažesnė negu 140 gramų litre, moterų hemoglobino koncentracija mažesnė negu 120 gramų litre, transferino įsotinimas mažesnis negu 16%. Va tokiais atvejais jau geležies preparatai yra skiriami, ir būtina dozė didesnė negu 100 mg per dieną. Geležies maisto papildus vartoti galima, kai yra nustatomos sumažėjusios geležies atsargos ir rodikliai būna tokie. Serumo feritino koncentracija mažesnė negu 30 mikrogramų litre, vyrų hemoglobino koncentracija nėra mažesnė negu 140 gramų litre, moterų hemoglobino koncentracija nėra mažesnė negu 120 gramų litre, transferino įsotinimas nuo 20 iki 40%. Arba geležies maisto papildus galima vartoti, kai yra išsekusios geležies atsargos organizme. Tuomet serumo feritino koncentracija ne mažesnė negu 12 mikrogramų litre, vyrų hemoglobino koncentracija nėra mažesnė negu 140 gramų litre, moterų hemoglobino koncentracija nėra mažesnė negu 120 gramų litre, transferino įsotinimas mažesnis negu 16%, nesant anemijos. Tai matom, yra tam tikri rodikliai, kuriuos labai svarbu įvertinti, ir vis tik nepasikonsultavus su specialistu nevertėtų savarankiškai pradėti vartoti geležies preparatus. Esant geležies stokai, bet nenustačius anemijos, geležies preparatų vartojimas turi būti trumpas ir nutraukiamas, kai feritino koncentracija serume normalizuojasi. Nes jeigu geležies preparatai bus vartojami ilgiau, gali pasireikšti ir šalutinis poveikis. Viduriavimas arba vidurių užkietėjimas, diskomfortas pilve, pykinimas, padidėjusi rizika užsikrėsti infekcijomis. Ir be to didelės geležies preparatų dozės sumažina cinko, mineralinės medžiagos cinko ir mineralinės medžiagos vario rezorbciją ir galimai gali lemti jų trūkumą žmogaus organizme. O cinkas ir varis yra labai svarbus. Kuo? Cinkas labai svarbus imuninės sistemos veiklai. Pagrindiniai jo šaltiniai yra mėsa, sūriai, kruopos, pupos, riešutai, kava, arbata. Cinko yra jautienoje, kalakutienoje, vėžiagyviuose bei moliuskuose, austrėse, krevetėse, omaruose, kiaušiniuose. Varis, jisai padeda išsaugoti normalią kraujo sudėtį. Varis dalyvauja medžiagų apykaitoje, kraujo gamyboje, skatina geležies pasisavinimą, gerina kaulų struktūrą. Varis įeina į įvairių fermentų sudėtį, skatina raudonųjų kraujo kūnelių gamybą, jų brendimą, kaulų čiulpų susidarimą. Varis kaupiasi smegenyse ir kepenyse. Vario randama įvairiuose maisto produktuose, daug yra gyvulių kepenyse, grikių ir avižų kruopose, žuvyse, ankštinių sėklose, riešutuose. Nemažai vario randama šparagose, miežiuose, lęšiuose, grybuose, petražolėse, daigintose kviečiuose, ruginėje duonoje, jūros produktuose, šokolade. Piene vario yra labai nedaug. Taigi matom, tiek cinkas, tiek varis yra labai svarbus
elementai, kurie yra būtini normaliam organizmo funkcionavimui ir jeigu atsiranda jų stygius, jau gali sutrikti žmogaus organizmo fiziologinės funkcijos. Todėl į tai reikia atkreipti dėmesį ir nerizikuoti. Dar ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu žmogus vartoja maisto papildus, atlikti moksliniai tyrimai parodė, kad geležies maisto papildus vartojant kartu su bičių produktais, tai yra medaus ir žiedadulkių mišiniu, ženkliai yra paveikiami kraujo rodikliai ir hemoglobino koncentracija kraujyje veiksmingai padidinama per 2 savaites. O jeigu jau nutraukiama maisto papildų vartojimas, na tai ši koncentracija dėl sinerginio geležies papildų ir medaus bei žiedadulkio mišinio poveikio išsilaiko dar 2 savaites. Na tai čia tiesiog yra toksai derinys, kuris veikia iš tikrųjų labai teigiamai. Na, bet mes grįžtam prie geležies ir po to dar vėl grįšime prie atskirų maisto produktų, nes bet kokiu atveju, kaip ir aš paskaitos pradžioje minėjau, pagrindinis sveikam žmogui geležies šaltinis turi būti įvairus maistas, maisto produktai. Na, kam reikalinga geležis? Šiek tiek jau kalbėjome, dabar struktūruotai tą užfiksuokime. Deguonies transportavimui ir kaupimui, energijos gamybai ir ląstelių apykaitai, imuninės ir centrinės nervų sistemos veiklai. Taigi matom, geležis yra labai svarbi. Pagrindinę rolę geležis atlieka vis tik tai raudonuosiuose kraujo kūneliuose. Ir jinai susijungia su baltymu ir suformuoja substanciją, kuri vadinasi hemoglobinas. Hemoglobinas ir kai mes įkvepiame orą, tai deguonis plaučiuose yra prijungiamas prie hemoglobine esančios geležies ir taip jisai yra išnešiojamas po visą kūną, po organus ir audinius. Ir kraujo kūneliai hemoglobino ir deguonies junginį transportuoja po visą kūną ir kur reikia atlaisvina deguonį, kad būtų galima paversti angliavandenius į energiją. Ir matom, net ir spalvos skiriasi, dėl šios priežasties kraujas arterijose yra šviesiai raudonas, gausus deguonimi, o venose tamsesnės spalvos. Ir šis yra grąžinamas į širdį ir plaučius naujai deguonies dozei. Na, žmogaus organizme yra apie 5 litrus kraujo ir apie 25 trilijonus raudonųjų kraujo kūnelių, eritrocitų. Matom, kiek daug yra eritrocitų ir kiekviename iš jų yra geležies. Vadinasi, organizme geležies atsargos yra ir kraujyje ir jau kaip ir buvo užsiminęs, kai žūsta eritrocitai, ta geležis ji yra neprarandama, o panaudojama naujų eritrocitų gamybai. Iš kur organizmas gauna geležį? Na, viena, kad žmogaus organizme yra sankaupos 3-5 gramai geležies, o su maistu, kuri gaunama geležis, yra pasisavinama 12-pirštės žarnos enterocitų, tai reiškia 12-pirštės žarnos ląstelių, bet pasisavina maždaug 1-2 miligramus per dieną. Tai reiškia tikrai gana nedidelį kiekį kasdieną. Na, bet kaip minėjau, vis tik tai didžiausia dalis geležies yra perdirbima iš senų raudonųjų kraujo kūnelių. Tai reiškia, na, kaip sakoma, organizme vyksta kraujo kūnelių gamyba be atliekų. Panaudojama žuvusių eritrocitų geležis naujų eritrocitų statybai. Kur organizme yra geležies? Apie 75% visos geležies yra hemoglobine. Apie 10–20% yra saugoma kaip feritinai makrofaguose, blužnyje, kepenyse, kaulų čiulpuose. Nedidelė dalis feritinų randama kraujyje. Tai būtent feritinai yra tokios molekulės, kurios kaip geležies saugyklos yra. Ten yra geležis saugoma. Na ir nuo 5 iki 15% geležies yra raumenų skaidulose, mioglobine ir plazmoje prisijungus prie transferino molekulės. Tai reiškia,
geležis, kaip matome, yra visame žmogaus kūne. Koks yra geležies kelias organizme? Geležis pasisavinta žarnyne yra saugoma feritino molekulėse žarnyno epitelyje arba transportuojama į plazmą, kur prisijungia prie transferino. O transferinas nuneša geležį iki kaulų čiulpų, kur yra gaminamas hemoglobinas ir nauji raudonieji kraujo kūneliai. Didžioji dalis geležies raudonųjų kraujo kūnelių gamybai yra įmama iš kaulų čiulpuose, blužnyje arba kepenyse perdirbtų senų raudonųjų kraujo kūnelių. Na, kartais susidaro geležies perteklius. Ir tas perteklius nepanaudotas hemoglobino gamybai yra saugomas kaip feritinas. O kai atsiranda poreikis, tai šios atsargos gali būti vėl panaudojamos raudonųjų kraujo kūnelių gamybai. Taigi, toks yra geležies kelias ir organizme, kaip matoma, geležis yra saugoma. Na, saugoma, kaip minėjau, feritino molekulėse. Viena feritino molekulė gali sukaupti iki 4000 geležies atomų, tikrai gana daug. Kai yra per didelis geležies gautos su maistu kiekis absorbuojamas, organizmas reaguoja į tai, gamindamas daugiau feritino molekulių padidėjusiam geležies kiekiui saugoti. Tai reiškia, kad tik tai neprarasti geležies. Na, o koks yra geležies šalinimas? Na, mes galime skirti du tokius kelius. Egzogeninis kelias, su maistu gauta geležis, kuri nebuvo pasisavinta žarnyno ląstelių, yra pašalinama su išmatomis. Ir kitas yra endogeninis kelias. Tai nusilupant epitelio ląstelėm, per lytinius takus menstruacijų ar nėštumo metu, na ir kartais būna šiokie tokie minimalūs apykaitos praradimai. Šalinimas su šlapimu yra nereikšmingas ir šlapime kraujo neturi būti. Tai čia jau tas yra labai svarbu. Na, bet vis tik tai organizmas geležies kiekį reguliuoja. Reguliuoja geležies kiekį ir geležies pasisavinimą. Būtent geležies pasisavinimą reguliuodamas. Ir vienas iš svarbiausių elementų yra kepenyse gaminamas hormonas hepcidinas, kuris veikia kaip signalas, pranešantis, kada reikia padidinti arba sumažinti geležies absorpciją priklausomai nuo esamų sankaupų organizme. Ir taip organizmas apsisaugo nuo geležies pertekliaus ar nuo trūkumo. Tai irgi yra labai svarbu, bet aišku, labai svarbu yra išlaikyti pusiausvyrą. Būtent pusiausvyrą. Ir šiaip tik tai apie 10% rekomenduojamos su maistu gauti geležies, maždaug nuo 10 iki 20 mg per dieną rekomenduojama, tokia yra norma, yra pasisavinama. Tai reiškia tikrai nedidelis kiekis, na, bet tačiau to pakanka kompensuoti tą 1-2 mg kasdien prarandamos geležies. Tai reiškia, organizme ta pusiausvyra yra išlaikoma. Na, bet aišku, moterim gausių mėnesinių metu gali būti prarandama net ir 30 mg geležies. Tai jau čia yra individualūs atvejai. Na, ir tuomet, aišku, tokiais atvejais atsiranda ir anemijos rizika. O kas iš vis dar didina anemijos riziką, irgi reikėtų pasiaiškinti tam, kad suprastume, jog iš tikrųjų mityba turi būti visavertė ir reikia pasistengti, kad mūsų organizmas būtų aprūpintas su maistu būtinu geležies kiekiu. Taigi, žmogus, sergantis viena iš šių lėtinių ligų, yra aukštesnės rizikos grupėje. Reumatoidinis artritas ar kita autoimuninė liga didina anemijos riziką, inkstų ligos, vėžys, kepenų ligos, skydliaukės ligos, užkrečiamo žarnyno ligos. Tai va būtent jeigu žmogus serga viena iš šių ligų, jau jis patenka į aukštesnės rizikos grupę, kad jam gali įsivystyti anemija. Bet kai kuriais atvejais anemijos požymiai ir simptomai gali būti ir nepastebėti. Ir daugelis žmonių sužino, kad jiems yra anemija tik tai atlikus kraujo tyrimą. Na, tai
būna dėl to, kad kartais žmogus į tuos simptomus anemijos, kuriuos jaučia, tiesiog nekreipia dėmesio arba kad ir jaučia, galvoja, tai čia gal šiaip, ir nepasitikrina laboratoriškai kraujo, nepasitikrina tų kraujo rodiklių. O kaip pasireiškia geležies stygius? Bendru silpnumu, nuovargiu, galvos svaigimu, sumažėjusia fizinė galia ir ištverme, plona ir sausa oda, įtrūkimai lūpų kampučiuose. Ir čia norėčiau atkreipti dėmesį, koks yra skirtumas, kai lūpų kampučiai įtrūksta dėl vitamino B2 stokos. Jeigu įtrūko dėl vitamino B2 stokos, burnos gleivinės spalva būna nepakitusi, būna tik tie įtrūkimai. Jeigu įtrūko lūpų kampučiai dėl geležies stokos, burnos gleivinė įgauna ryškią avietinę spalvą. Ir būtent ta avietinė spalva gleivinių yra signalas, kad yra geležies stygius. Gali atsirasti opelės burnoje ir ant liežuvio, lūžinėjantis ir suplonėję plaukai irgi yra signalas, kad trūksta geležies, ir atsiranda šaukšto formos rankų pirštų nagai, įgauna šaukšto formą, apversto šaukšto formą, tai reiškia nuolydis į visas puses, kaip šaukštą apvertus, jo ta galva irgi turi nuolydį vienodai į visas puses. Tai jeigu nagai įgauna tokią formą, jau vėl galime įtarti geležies stoką. Ir gali pasireikšti tachikardija, tai reiškia padažnėjęs širdies plakimas ir gali būti jaučiamas dusulys. Geležies trūkumas gali pasireikšti ir dar kitais simptomais, ir klasikiniai didelio geležies trūkumo požymiai yra labai gerai identifikuojami. Tai yra atsiranda noras valgyti molį, kreidą, dantų pastą, ledo gabalėlius, krakmolą arba žalias bulves. Atsiranda iškrypusi reakcija į kai kuriuos kvapus. Pavyzdžiui, buvo kažkoks kvapas malonus, o jisai tampa labai nemalonus. Irgi galima įtarti, kad galbūt yra geležies stygius. Vaikams geležies trūkumas dažnai pastebimas, kai vaikui yra sunku sukoncentruoti dėmesį, atsiranda elgesio sutrikimai, jisai neramus ir, pavyzdžiui, mokykloje negali išsėdėti visą pamoką. Ir tyrimai parodė, jog vaikai, kuriems buvo nustatytas geležies trūkumas, pasižymėjo prastesniu dėmesio sutelkimu, blogesniais akademiniais rezultatais palyginus su kitais klasiokais. Tai tokie simptomai irgi jau leidžia įtarti geležies stoką. Kaip yra nustatomas geležies trūkumas? Aišku, kartais galime, kaip minėjau, pagal tuos simptomus, kurie yra vizualiai pastebimi, bet tai yra tik įtarimas, o šiaip yra nustatoma laboratoriniais tyrimais. Organizme geležis, jungdamasi su baltymais, sudaro hemoglobiną, kuris perneša deguonį audiniams. Tai reiškia, reikia nustatyti hemoglobino koncentraciją. Feritino koncentraciją nustatyti, nes feritinas sudaro geležies atsargas organizme. Transferiną tyriama, kuris transportuoja geležį, ir mioglobiną, kuris dalyvauja audinių deguonies ir anglies dvideginio apykaitoje. Bet įprastai dažniausiai yra vertinama hemoglobino ir feritino kiekis kraujyje, būtent šitie rodikliai. Kraujo netekimas yra dažna geležies trūkumo priežastis. Ir kraujo netekimas yra dažnesnė anemijos priežastis tarp suaugusiųjų, lyginant su vaikais. Moterim dažniau, jeigu yra gausios mėnesinės, trūksta geležies lyginant su vyram. Bet jeigu nėra aiškios priežasties, yra labai svarbu
atmesti paslėpto kraujavimo žarnyne galimybę, nes gali būti dėl skrandžio opos ar žarnų vėžio ar žarnų polipų tas paslėptas kraujavimas, kuris per laiką gali sąlygoti reikšmingą kraujo netekimą. Na, kodėl gali pritrūkti geležies, taip pat mes aptarkime. Tai viena gali būti dėl to, kad yra nepakankamos organizme geležies atsargos ar nepakankamai raudonųjų kraujo kūnelių yra. Raudonųjų kraujo kūnelių sumažėjimas gali pasireikšti dėl nukraujavimo arba kai yra sutrikusi jų gamyba organizme. Na ir jeigu yra nepakankamas kiekis raudonųjų kraujo kūnelių, tuomet jau yra diagnozuojama anemija žmogui. Na, vėlgi, kaip aš ir minėjau, kad geležies žmogus turi gauti su maistu. Geležies kiekis skirtingose maisto produktuose labai skiriasi. Ir geležis maiste yra randama dviejų pavidalų. Gali būti randama cheminė arba dvivalentė geležis, gali būti randama necheminė arba trivalentė geležis. Cheminė geležis, būtent ta dvivalentė geležis, randama gyvulinės kilmės maisto produktuose, ypač mėsoje. Necheminė geležis, ta trivalentė geležis, jinai randama augalinės kilmės maisto produktuose. Ir ji yra įsisavinama 2-3 kartus blogiau negu kad dvivalentė, negu kad ta cheminė geležis. Taigi, toks pats geriausiai įsisavinamas geležies šaltinis, tai yra cheminė dvivalentė geležis, kuri yra randama gyvulinėme maiste. Cheminės geležies yra mėsoje, paukštienoje ir žuvyse. Jos yra ir kiaušiniuose, bet mes kiaušinių nevertiname kaip geležies tokio šaltinio ir pasiaiškinsime vėliau kodėl. Necheminė geležis randama vaisiuose, daržovėse, sausose pupelėse, riešutuose, grūdų produktuose. Tai reiškia, matome daugelį augalinio maisto produktų. Cheminė geležis, kaip minėjau, 2-3 kartus geriau pasisavinama negu kad necheminė geležis, kadangi cheminė geležis žarnyno ląstelių yra įsisavinama kitų kelių nei necheminė geležis. Na ir todėl cheminė geležis ji yra, kaip sakoma, pagrindinis geležies šaltinis. Na ir grįžtant prie maisto produktų, labai svarbu žinoti, kad kai kurie maisto produktai gerina geležies įsisavinimą, skatina jį, o kai kurie slopina geležies įsisavinimą. Ir kai kurie maisto produktų deriniai, jie pagerina irgi iš tų produktų įsisavinimą. Kai kurie produktų deriniai tiesiog užblokuoja geležies pasisavinimą. Taigi geležies įsisavinimą skatinantis maisto produktai. Vitamino C turtingi maisto produktai, salotos, įvairios žalios daržovės, vaisiai, uogos, jie maždaug 85% pagerina geležies įsisavinimą. Kai kurie fermentuoti produktai, kurių mažas pH, pavyzdžiui, rauginti kopūstai, jie irgi skatina geležies įsisavinimą. Cheminės ir necheminės geležies įsisavinimą didina peptidai iš dalinai apvirškintų raumeninių audinių. Ir minėtini tokie produktai kaip jautiena, ėriena, vištiena, paukštiena, žuvis, kiauliena, kepenis. Tai reiškia, net ir iš augalinio maisto, jeigu jis yra vartojamas kartu su gyvuliniu maistu, tuomet geležis geriau yra pasisavinama, kai yra valgoma būtent tame derinyje. Ir už tai, jeigu, pavyzdžiui, mes pietum mėsos patiekalą valgome su daržovėmis ir daug gausu tų daržovių, tai mėsa netgi pagerina geležies įsisavinimą iš daržovių. Geležies įsisavinimą skatina taip pat kai kurios organinės rūgštys.
citrininės ar tartarinės rūgšties turintys produktai, pavyzdžiui, citrinų sultis. Ir už tai, jeigu, pavyzdžiui, yra, kokie nors salotos kokios, kurios turi gausų įvairių daržovių kiekį, apšlakstomos citrinos sultimis, tai ta necheminė geležis bus žymiai geriau įsisavinama negu kad šiaip įprastai valgant. Na, geležies įsisavinimą skatinantis maisto produktai, kaip minėjau, tie, kurie turi savo sudėtyje vitamino C, taip pat tie, kurie savo sudėtyje turi beta-karoteno. Kadangi beta-karotenas slopina neigiamą taninų ir fitatų poveikį geležies absorpcijai, tai tada ta geležis geriau įsisavinama, nes jos niekas neslopina. Pati mėsa irgi gerina, jau mes tą aptarėme ir yra paskaičiuota, kad 1 gramas mėsos turi tokį pat poveikį kaip 1 miligramas vitamino C geležies pasisavinimui. Ir cukrus. Nedidelis kiekis cukraus, medaus ar fruktozės taip pat pagerina geležies absorpciją. Ir, pavyzdžiui, papietavus tikrai yra visai pravartu atsigerti gaivos, kuri šiek tiek yra pasaldinta, ar tai medumi, ar tai nedideliu kiekiu cukraus ar fruktozės, tuomet geležis bus dar geriau pasisavinama. Na, bet labai svarbu žinoti produktus, kurie slopina geležies įsisavinimą. Tai reiškia, kad mes nepatirtume geležies nuostolių. Geležies įsisavinimą slopina polifenoliai arba fenolinės medžiagos, pavyzdžiui, taninai. Tai taninai yra vertinami kaip pagrindiniai geležies įsisavinimo inhibitoriai. Jie labai slopina geležies įsisavinimą. Jie yra randami kakavoje, kavoje, obuoliuose, mėtose, juodoje ir kai kuriuose žolelių arbatose, raudonajame vyne, graikiniuose riešutuose, gervuogėse, avietėse, mėlynėse. Na ir norėjau atkreipti dėmesį ypač į kavą, nes paskaičiuota, kad puodelis kavos gali sumažinti geležies įsisavinimą 60%. Fenolinių medžiagų turintys produktai rekomenduojama vartoti 2 valandos prieš ir 2 valandos po geležimi turtingo maisto vartojimo. Taigi, papietavus, pavyzdžiui, suvalgius mėsos patiekalą, tikrai yra nerekomenduojama iš karto atsigerti kavos, nes mes galime patirti ženklius geležies nuostolius apie 60%. O už tai papietavus geriau atsigerti truputį pasaldintos gaivos. O kavą, jeigu mes gersime 2 valandos prieš pietus arba 2 valandos po pietų, tai tuomet, aišku, geležies pasisavinimui kava neturės jau tokio reikšmingo poveikio. Geležies įsisavinimą slopina ir fitatai. Fitatai veikia tik necheminę geležį, greičiausiai ją prisijungdami, nėra tiksliai žinoma kaip, bet tie fitatai dažniausiai randami sojose ir skaiduluose ir net mažai skaidulų turintys miltiniai produktai labai ženkliai gali mažinti geležies biologinį prieinamumą. O fitatų randama daug kur, jų randama graikiniuose riešutuose, migdoluose, sezamo sėklose, pupelėse, lęšiuose, žirniuose, grūduose ir kruopose. Fitatai gali sumažinti geležies absorpciją maždaug 55–65%. Iš tikrųjų, gana irgi daug. Geležies įsisavinimą taip pat slopina ir kiti produktai, bet dar prieš tai pažiūrėkime labai daug ir labai mažai fitatų turintys maisto produktai. Ir matom, kas turi daug fitatų. Kviečiai, kviečių sėlenos, grūdai, anakardžiai, kiti riešutai, įvairios sėklos, pavyzdžiui, sezamo sėklos, sojos miltai, riešutinis sviestas,
avižiniai, dribsniai, na, kiti produktai jau mažiau, čia vat lęšiai, juoda kvietinė duona, sausi pusryčiai, o mažai fitatų, ryžių duona, ryžių dribsniai, įvairius saldus javainiai, bulvės, ypač virtos su lupenomis, balta duona, žali obuoliai, virti žaliai žirneliai, brokoliai, nu, braškės visai mažai jų turi. Na, tai matom, kaip skirtingai yra fitatai skirtingose maisto produktuose. Yra, kaip minėjau, ir kitų produktų, kurie slopina geležies pasisavinimą. Na, ir jeigu žmogus vartoja vaistus, kurie mažina skrandžio sulčių rūgštingumą, tai šie vaistai irgi blogina geležies absorpciją. Taip pat kalcis. Kalcis tai yra medžiaga, kuri veikia tiek cheminę, tiek necheminę geležį. Ir paskaičiuota, kad 300 mg kalcio esančio viename puodelyje pieno jau yra pakankama dozė sutrikdyti geležies absorpciją. Ir vėlgi tie žmonės, kuriem reikia vartoti kalcio preparatus, tai geriausia jau juos vartoti prieš einant miegoti. Na ir kiaušiniai, nors tai yra gyvulinės kilmės maisto produktas, tačiau kiaušinio tryniuose esantis baltymas fosfitinas turi gebą pritraukti geležies jonus. Jisai veikia tik necheminę geležį. Ir vienas virtas kiaušinis gali sumažinti geležies gautos su maistu pasisavinimą 28%. Tai irgi gana nemažai. Geležies įsisavinimą slopina ir oksalatai. Oksalatai randami špinatuose, lapiniuose kopūstuose, kviečių selenuose, rabarbaruose, braškėse ir įvairiose žolelėse, pavyzdžiui, raudonėliuose, bazilike, petražolėse. Ir nors šituose produktuose geležies yra tikrai daug, ji yra beveik nepasisavinama. Tai reiškia, mes tos geležies negalėsime įvesti į organizmą. Na ir kartais žmonės gali apsigauti, žiūrėdami į maisto produktų cheminės sudėties žinynus, kur yra nurodyta, kiek kokių maistinių biologiškai aktyvių medžiagų yra maiste. Ir jeigu žiūrima, kiek yra geležies, mes galime pasižiūrėti cheminės geležies turintis maisto produktai ir necheminės geležies turintis maisto produktai. Matom, kad cheminės geležies turinčiose maisto produktuose 100 gramų produkto, geležies nėra jau čia ir ypatingai daug. O jeigu pažiūrėtume, kur yra necheminė geležis, matom, tos geležies tikrai kartais yra augalinėme maiste gana dideli kiekiai, bet reikia žinoti, vėlgi, kad cheminės sudėties žinynuose yra nenurodoma, ar geležis yra cheminė ar necheminė, ir kartais gali žmogus, kuris nepasigilinęs, būtent kuo skiriasi cheminė ir necheminė geležis, būtent kaip skiriasi jos įsisavinimas, gali įsivaizduoti, kad valgydamas būtent tą augalinį maistą, kurio sudėtyje mato yra daug geležies, kad jisai ir gauna tą didelį kiekį. Deja, taip nėra, nes mes matėme, kad iš kai kurių augalinių maisto produktų geležis praktiškai išvis nepasisavinama. Na, taigi, kaip aprūpinti organizmą didesniu geležies kiekiu, būtent tokiu, kuris užtikrintų organizmo reikmes. Tai čia yra viskas gan elementaru ir paprasta. Aišku, pirma, reikia laikytis sveikos mitybos rekomendacijų, vartoti daugiau cheminės geležies turinčių maisto produktų. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į absorpciją skatinančius ir ypač į slopinančius maisto produktus, o esant reikalui, papildyti mitybą geležies preparatais. Na, taigi, pabaigai, dvivalentė ar trivalentė, kaip matėm, yra ir tokia, bet reikia žinoti, kad žarnyno epitelio ląstelės absorbuoja tik tai dvivalentę geležį. Trivalentė geležis
pirmiausia yra redukuojama į dvivalentę ir tik tai po to gali būti absorbuojama. Tai reiškia, jau čia vyksta tam tikri procesai ir kiekvieno žmogaus organizme jie yra skirtingi. Na, o necheminė geležis dažniausiai yra trivalentė ir todėl jos pasisavinimas yra prastesnis ir už tai, na, mum dvivalentė geležis yra pagrindinis geležies šaltinis, kuris yra randamas gyvulinės kilmės maisto produktuose. Būtent dvivalentė geležis. Ačiū už dėmesį.